Praėjusioje laidoje Donatas su Rasa išgyveno tikrą emocinę dramą. Prieš šokį žiūrovų balsavimo lentelėje jie buvo paskutiniai, o atlikę jausmingą rumbą, iš paskutinės vietos jie šoktelėjo į pirmąją. Iš pradžių aš buvau giliam šokė, aš nesupratau, kas čia atsitiko, kodėl. Aš galvojau, nors tai nelabai logiška, bet aš galvojau tą sekundės dalį, kas čia pajuokavo dabar, kam čia taip reikia juokauti dabar, kodėl čia į pirmą vietą, kam? Klausė mūsų interviu, kiša mikrofonas ir mes abudu su Donatu, kas čia atsitiko, per 2 minutės tiek, kai gerai mes iššokom. Geras, tai mūsų išgirdo, Hebra mūsų išgirdo iš tikrųjų. Tikriausias jausmas, koks atėjo dėl šitos situacijos, tai buvo pirmadienį, kai įsijungiau Facebooką ir ten krūva žinučių. Žmonės rašo, ačiū jum, ačiū. Aš taip skaitau, kodėl čia jum ačiū, atrodo, kad jūs mus palaikėt, kad mes jums patį. Ir jie rašo, šaunuoliai, ačiū jum, ačiū. Tas ačiū man toks, žiauriai, faina, žiauriai. Labai ačiū visiems, kad mus išgirdote. Labai dėkojame. Mes pajutome, kad jūs esate ten, mus girdite, už mus balsuojate ir tai yra labai faina. Nerealu, tikrai. Ačiū jums. Varykit toliau. Taip.